Jeigu turite užsilikusių moliūgų, pasigaminkite aromatingą kremą su cinamonu, o tą kremą po to paverskite į sriubą. Turiu labai mažytį moliūgą, tai jį nusilupsiu su skustuku. Skustukas puikiai veikia. Visai kaip melionas. Ir kvepia kaip melionas. Išskaptuosime visas sėklas. Stengiamės palaikyti tvarką viso gaminimo metu. Moliūgą pjaustau mažais kubeliais, kad tolygiai troškintųsi ir kad greičiau troškintųsi. Jums reikės vieną svogūną. Maždaug nuo šitos dalies išsikroja mikrofonas, tai aš pabandysiu viską įgarsinti. Tai susipjaustam svogūną labai smulkiais griežinėliais. Taip pat plonais griežinėliais susipjaustau 2 morkas. Pjaustau kampu, kad viskas neišsilakstytų į šonus, kaip būna, jeigu pjauni tiesiai. Ir prasideda dalis, kuri turi daugiausia veiksmo, daugiausiai ugnies, karščio. Tai vidutinį puodą įsipilu aliejaus, pradedu nuo svogūnų, jos gerai pasūdau ir karamelizuojam, kol ją šiek tiek suminkštės. Norime tokios spalvos, tada dedu morkas, toliau karamelizuoju, šiek tiek primažinu kaitrą iki vidutinės, tada dedame sviestą, toliau karamelizuojame ir galiausiai mūsų moliūgai. Dar porą minučių taip pramaišau ir užpilu sultinių. Gali būti daržovių, gali būti vištienos. Nepamirštu mūsų prieskonių, tai pasirinkau cinamoną šį kartą. Turiu tokį dangtelį, vadinasi kartiuš. Kitoje pamokoje parodysiu, kaip jį pasidaryti. Nepamirštam prieš blenderiuojant išimti cinamono lazdelės. Taigi dabar ištroškintas daržovės sublenderiuosime. Atrodo, kad reikės įdėti dar daugiau sviesto, kad gautume geresnę konsistenciją. Ir taip pat paragausime. Skanus cinamonas jaučiasi, bet kad būtų dar skaniau subalansuosime. Tai dėsime rūgštelės. Rūgšteliai naudoju obuolių actą. Šiek tiek. Tikrai trūksta druskos. Tai dėsiu gerą žiupsnį druskos. Trūksta saldumo, tai dedu klevų sirupo. Ir viską dar kartelį permaišysime. Taip, sviestukas. Kad neliktų jokių gumulėlių, mes jį prakošime pro sietelį. Gavosi gan skystoka konsistencija, tai galėtume tai ištaisyti su daugiau sviesto. Na ir tapome lėkštėje, tepliojame, smaginamės, kaip sakoma. Voila! Na dabar parodysiu greitą garnyrą sriubai. Ant didelės kaitros pasispirginam pievagrybius, morkas ir žirnelius ir tada sumaišom su šiek tiek mūsų moliūgų kremo. Labai paprastai. Dar šiek tiek moliūgų kremo keliauja užbaigimui ir taip pat užbaigiu su traškiais svogūnais ir svogūnų laiškais. Na, o norint pasigaminti sriubą, jums tai reikės tą kremą praskiesti su šiek tiek sultinio ir mėgautis su savo pasirinktų garnyru. Skanas?